Labą dieną, malonu, kad susirinkote, kad laukite ir tikiuosi kažką įdomaus išgirsite. Tai taip, aš esu Mantas, aš esu olimpietis, dalyvau poro olimpinių žaidynių ir šiandien papasakosiu, kaip viską padaryti daug paprasčiau ir lengviau. Kodėl? Todėl, kad aš sunkiuoju būdu jau tą išbandžiau. Teko keletą kartų persitreniruoti, persitemti ir tada supratau, kad ta energija, kurią aš turiu, yra mano resursas. Ir su resursais reikia elgtis atsakingai. Taigi, dauguma naujai sutiktų žmonių galvoja, kadangi aš esu olimpietis, tai viską, ką darau, yra per kraują ir prakaitą. Sunkiuoju būdu. Ir tame yra kruopelytė tiesos. Nes taip, kartais būna ir kraujo, būna prakaito, netiek daug, nes užsiemu žiemos sportu, bet tas būna tais momentais, kai reikia atiduoti save visą per varžybas. Per tuos etapus, kada reikia viršti savo galimybių ribas. Bet didžiąją dalį aš patiriu malonumą ir šiek tiek smalsumo. Tai šiandien papasakosiu, kaip šie du dalykai dera ir kaip padeda mums būti arba likti tinginiais, bet padaryti daugiau. Ir iš esmės mūsų pats didžiausias priešas yra perfekcionizmas. Aš esu perfekcionistas, turiu savėje to ir iš tikrųjų turiu valingai kovoti su tuo. Ir ką jis mums daro? Jis mus skatina padaryti daugiau tobulai ir būti pasiruošusiam viskam tobulai. Ar tobulybė egzistuoja? Na, kai artėjam, pasirodo, kad niekaip jos nepasiekiam. Ir čia tą tinginystę panaudosime gerąją prasme įgalinti, kad mes galėtumėm padaryti ir pradėti procesus. Ir aš papasakosiu iš savo patirties, kaip visą tai veikdavo. Tai dabar aš norėčiau jūs pakviesti atlikti paprastą pratimą. Tiesiog kviečiu jūs visus pakelti ranką ir tiesiog palaikyti 1 minutę. Ir aš sakysiu, kas 5 sekundės, kai atsibos galite nuleisti. Jau 5 praėjo, tai liko dar 55. Laikykim. Ir aš ką noriu pajusti, aš noriu, kad mes kartu perėtumėm patirtį ir tą patirtį išgyvenę aptarsime, kaip galėtume elgtis su tuo vėliau. Tai praėjo 20 sekundžių. Praėjo 30 sekundžių. Ir šita patirtis ką? Jis simbolizuoja tam tikrus procesus, kur mes turime truputėlį pakentėti. Turime dar 25 sekundės likusios. Gerai, laikom. Aš jaučiu šiek tiek, kad mano nugara norėtų pailsėti, bet aš dar laikau. Liko 10 sekundžių. 5. 3, 2, 1 ir jeigu norite, galite nuleisti. Ir dabar, bent jau ką aš pajutau, tai tokį lengvą tirpimą rankoje. Ir jeigu sakytų man kelk ranką dar kartą, tai kažkaip nelabai ir norėčiau. Kaip jūs jaučiatės, norėtumėt? Ne. Gerai, tai čia tikslas ir buvo šito pratimo, kad tą pajustumėt. Ir dabar aš noriu šiek tiek papasakoti, kaip tai veikia. Iš esmės, kai mes einame per šitą procesą, kuris gali būti skausmingas, bet reikia būti tinginiu, tai pats pirmas dalykas, mes patiriam stresą. Ir stresas iš vienos pusės kaip ir nemalonu. Nesinori stresuoti. Bet iš esmės stresas tiek kūnui, tiek protui, jis padeda adaptuotis prie potencialiai naujo besikartojančio streso. Tai iš esmės, jeigu mes stresą patiriam, mes stiprėjame. Ir norėdami būti stipresniais, mes turime jį patirti. Jeigu fiziškai, tai turiu šiek tiek patirti fizinį nepatogumą. Jausti, kad raumuo pradeda drebėti. Jeigu emociškai, aš turiu eiti per situaciją, kur turi eiti nepatogius pokalbis. Išsakyti savo poziciją. Jaustis, kad galiu būti atstumtas, nepriimtas. Ir tai yra stresas. Bet geroji žinia yra ta, kad prie to streso mes galime prisitaikyti. Mūsų kūnas adaptuojasi ir tai tampa nebe stresu. Ir čia labai įdomi detalė yra. Kai mes tą ranką pakėlėme, pačioj pradžioj buvo, nu ir ką, nieko čia tokio.
Tam tikrą prasme netgi buvo gal ir malonu, tai pramankštinau ranką, nugara išsitėsė visai gerai, atsipalaidavo kaklas, bet po kažkurio laiko tas malonumas baigėsi. Ir prasidėjo toks nepatogumas. Ir va čia didžiausias kabliukas, ant kurio mes pasikabiname, tai mes darome per daug. Ir kai mes darome per daug, tai tas rankos laikymas arba dar kažkoks procesas perina į kančią. Ir kas įdomiausia, kad mūsų smegenys atsimena kančią, bet ne procesą. Ir dabar įsivaizduokime pavyzdį. Mes visi atėjome iš lauko, truputėlį sušalę ir visi suėjome į tokią milžinišką pirtį, sauną. Ir toje pirtyje mes atsisėdom ir iš pradžių jaučiame malonę šilumą. Taip gera, jaučiame tą šilumą skverbiasi į odą, atsipalaiduoja pečiai. Ir po kažkiek laiko jaučiame, kad pirmas prakaito lašas bėga per ranką ir krenta nuo alkūnės. Ir tada galvoju, na ir gerai, man gana, aš eisiu. Ir tuo metu, kai iškylu, kažkas šalia sėdi ir sako, palauk, dar pabūnam. Dar truputį pabūnam ir galėsim eiti. Ir kas tada nutinka? Dar truputį pabūnam ir tai tampa kančia. Ir kai išeinam ir sako, ar einam dar kartą į pirtį, mes sakom, ne. Ir tai yra mūsų santykis su procesu. Kai mūsų malonumas tampa kančia. Ir šiandien mes pasimokinsime, kaip tuos du atskirti. Pradžiai aš tiesiog noriu tokį retorinį klausimą užduoti, kas yra tingėjimas? Ir kaip mes tą tingėjimą vertiname? Jeigu mes matome dvi pusės labai gerai, bet jeigu matome tingėjimą, tik tais kaip neigiamą savybę, tai bus sunku įdarbinti gerasias savybės. Na ir tam tikrą prasme tikiuosi, aš jums praturtinsiu dieną šiandien pasidalindamas, kaip tai įdarbinu siekdamas pergalių. Ir apie tingėjimą yra taip, kad jis turi supergalių. Ir viena iš pirmųjų tai yra automatizuoti procesus. Ką reiškia automatizuoti? Tai nebūtinai išnaudoti dirbtinį intelektą, bet jeigu tiesiog aš turėjau susitikimą ir po susitikimo turiu kitą susitikimą, tai kodėl jo neįdėjus į kalendorių iš karto? Paprastas dalykas, elementarus. Dauguma to nepadarome ir po to galvojame vėl gaištame laiką susiderinti laiką. Su žmogum susipažinau, pašnekėjau, baigiau pokalbį, įsivedžiau jo vardą į telefono numerį, kitą kartą skambina, jis džiaugiasi, kad atsimenam, koks jo vardas. Tai yra paprastas automatizavimas. Po kažkiek laiko tampa įpročiu. Net keista neįsivedus susitikimo į kalendorių, ar keista neįsivedus numerio. Antras dalykas – ilsėtis. Tikslingai. Bet ilsėtis tai reiškia netinginiauti visiškai, kad nieko nedarau, bet lygiai taip pat kaip čia atvykau prie scenos, atvykau šiek tiek anksčiau, ką dariau? Nieko. Nieko leidau nurimti mano mintim ir kūnui ir pajausti erdvę čia, kad pasiruošiau. Ir tinginiavau iš tikrųjų, tam, kad galėčiau atiduoti savęs geresnę versiją dabar. Ką dar turime? Ieškoti trumpiausio kelio. Tinginiai visada ieško trumpesnio kelio. Ir tas trumpesnis kelias reiškia ne įveikti distanciją, čia kažkaip greičiau, trumpiau, nukirtant kampą, bet trumpesnis kelias reiškia, kad aš galiu atlikti tą patį užduotį su mažiau prisilietimų. Ir sporte, galiu duoti pavyzdį. Labai elementarus dalykas. Kaip mes visi valdome kūną ir turbūt daugelis iš jūsų esate pažįstami su šiuo pratimu. Kai sėdime ir reikia atsistoti. Pabandykime atsistoti. Gerai, atsisėskime dabar. Ačiū. Ne šiaip sau paprašiau. Dabar pirmą kartą, kai stojamės, ką mes galvojame? Mums reikia atsistoti. O ką jeigu mes pakeisime kryptį ir minčių srautą ir tiesiog sakysime, reikia neatsistoti, bet kai čia esu, stumti žemę. Dabar sėdėkite kaip sėdite, bet šį kartą nestokite, tiesiog stumkite žemę. Pabandom. 3, 2, 1, stumiam žemę. Dar ne visi pastumė žemę. Pabandom. 3, 2, 1, stumiam žemę. Dar matau likusiu. 3, 2, 1, stumiam žemę. Na va, gerai. Jeigu paaiškinti, kas įvyko, tai pirmą kartą, kai mes siunčiame žinutę pasąmonei stojam,
tai įsijungia raumenis, atsakingi už kėlimą, bet ne visiškai teisingai. Ir tas stojimas gali būti nepatogus, nugarą stemti. Bet kai mes duodame žinutę, stumiam žemę, nesąmoningai mūsų pasąmonė įjungia daugybę raumenų, kad visą kūną padaro vientisą. Ir ką tai reiškia? Kad mes radom trumpesnį kelią, kaip padaryti tą patį procesą lengviau. Tai tikiuosi, nuo šios dienos jūs nebesistosite, jūs tiesiog stumsite žemę. Taip pat mes turime dar vieną dalyką. Mes turime sutelkti energiją tik į tai, kas verta. Kaip tą suprasti? Mes esame darbštus. Ir šiaip lietuviai tauta yra tokia darbštus. Gavo darbą, eina iš karto daryti. Bet kartais darau ir supratau, kad reikėjo pagalvoti. Ir kai mes išmokstame atskirti, kas sukuria vertę tame procese, tuomet tas procesas duoda daugiau naudos. Pavyzdys sporte. Jeigu dauguma žmonių, kurias girdžiu, sako, noriu pradėti sportuoti, pradėjau sportuoti ir aš pavargau, man visada skauda raumenis, prakaitis muša, jaučiuosi įsitaškęs, rezultato nėra. Nėra, todėl kad pavargę. Nėra todėl, kad mes pamiršome pirmą dalyką. Reikia to streso, kuris ugdo. Nuovargis yra pasiekmė, kuri galima, nebūtina. Tai reiškia, mes koncentruojamės tik į tuos procesus, kurie kuri vertę. Ir dabar 3 dalykai, kurių reiktų vengti kaip tinginiams. Tai vienas, kai aš sustoju ir kažko nedarau dėl to, kad man nepatogu. Nepatogu patirti tą stresą. Dabar išgirstumėm, reikia pakelti ranką ir žinau, kad ją reikės pakelti, aš niekur nedingsiu. Bet galvoju ir atidėlioju dėl to, kad gali būti nepatogu. Tas gali būti su laiškais, su pasiūlymais, su tais procesais, kurie teigia nemalonias emocijas. Tai pasidalinsime, dar papraktikuosime, kaip juos įeiti. Atidėlioti, kai kyla įtampa, kai stresas. Nes iš esmės, kai stresą mes patirime ir atidėliojame, mes galvojame, kad atidėjame ir dar kyla įtampa dėl to, kad atidėjame ir stresas gimdo stresą. Geriausias priešnuodis – kažkoks veiksmas. Ir būti užimtam. Turbūt tarp mūsų yra tokių, kurie užimti neturi laiko, pažįstame tokių. Ar būtinai buvimas užimtu reiškia būti produktyviu? Tai kartais, kai mes nerimaujamės, imame impulsyviai kažką daryti, bet puolame į veiksmą, nepabandę pamastyti, kokią vertę nori sukurti. Ir čia turiu jums vieną tokį priešnuodį, kuris padės tuos tvarkyti. Tai vadinamas smalsumu. Ir dabar papasakosiu, kaip man smalsumas padeda. Taigi, pirmas dalykas, aš neklausiu savęs galiu ar negaliu. Aš tiesiog klausiu, o kiek aš galiu? Jeigu reikia užšokti ant dėžės ir turbūt ant čia negaliu šokti, bet tada įvertinu, kiek galiu šokti. Šiaip šokčiau, bet dėžė minkštoka, tai bijau, kad sulaužysiu. Tai mintis yra tokia, visada klausiu, kiek galiu. Negaliu bėgti, kiek galiu pabėgti, kada pasidaro sunku. Kitas klausimas yra, kur mano riba? Smalsumu testuoju, kur mano riba, nuo kada aš nebegaliu. Trečias klausimas, kai pasiekiu tą ribą, ar galiu dar truputį? Ar tai yra tik iš tikrųjų riba, ar galiu dar truputėlį padaryti? Čia, žinokit, taip į kalnus treniruotis darydavau, kai reikėdavo po porą minučių šokinėti. Ir kitas klausimas, ko man trūksta? Tada įvertinu, kad žinočiau, ko man trūksta, kad ta riba nebebūtų riba ir prisitaikau prie to ateityje. Tai jeigu kažkokie įgūdžiai, tos įgūdžius tada lavinu, pasikonsultuoju, jeigu neturiu techninių žinių, bet kad visą tai gaučiau, man reikia praeitą patirtį. O ką perfekcionizmas daro? Ruošia, bet mes negaunam duomenų, kad tikslingai pasiruoštumėm. Ir kai ateina nauja diena, ką aš išmokau, ne iš karto, per 10 metų, išmokau, kad reikia nepriimti tai, kur buvo vakar riba, tai yra riba. Klausti ir ieškoti, o kur ta riba yra šiandien. Ir taip, ta riba kartais kartelė krenta, bet kartais jinai būna aukščiau. Ir jinai yra ne tik fizinė, bet ir psichologinė. Jeigu aš užaugau kaip tas, kuris vejasi, kuris turi būti kaip geriausias,
Mano pasaulyje net neturi programos būti geriausiu. Bet kartais nutinka, kad aš esu geriausias. Fiziškai aš tą galiu padaryti, bet mano protas dar neleidžia savęs realizuoti. Ir pabandysime sujungti, kaip tie tinginiai laimė. Taigi, kaip tie tinginiai laimė? Turit atsakymą? Gerai, pabandysim tada įvertinti. Tai visų pirma, pabandykime atpažinti tingėjimo formą. Ar tai yra ta pasyvi, kuris mus surakina, sukausto, jaučiame įtampą, bet nieko nedarome, atidėliojame, bet žinome, kad tą reikės daryti? Ar tai yra ta, kur kaip tik reikia atsipalaiduoti, nusiteikti ir kažką daryti? Tai geroji, įgalinti ar paralyžuojanti? Taip pat reikia spręsti per veiksmą. Kad ir kas nutinka, jeigu jaučiu, kad man jau paralyžavo, jeigu jaučiu, kad ta tinginystė jau įvaldė mane, tada geriausias dalykas yra žengti pirmą žingsnį. Ką aš darau, jeigu kažkaip nenoriu paskambinti kolegai ar klientui, nepatogu? Aš išsiunčiu žinutę. Labas, Andriau. Paskambinsiu šiandien po pietų, pakalbėti apie pranešimą. tą darau iš ryto. Ir kas būna? Andrius rašo lauk, taip, gerai, būsiu laisvas, skambink. Iš vienos pusės man nėra kur dėtis, bet iš kitos pusės, ką aš padariau, aš save įdėjau tą poziciją. Padariau pirmąjį žingsnį. Ir netgi pratestavau vandenis. Žmogus tikisi mano skambučio. Kitas dalykas yra, ieškau malonumo procese. Tai dabar paieškosime netrukus malonumo ir patenkina smalsumą, apie kurį dabar kalbėjome. Taigi, tenkinkime smalsumą. Atsimenat, kaip kėlėm ranką? Tai kol kas dar nekelkite, paaiškinsiu, kas vyksta. Dabar mes pakelsime ranką ir, kai šnekėjome, kažkur yra tas malonumas. Kažkiek laiko vyksta malonumas. Kai paistė, kad malonumas pasibaigė ir jau reikia laikyti tą ranką, tai tiesiog suplokite. Ir tai reiškia, nuo to taško mes malonumo nepatirsim, bet tenkinsim smalsumą. Ir bus įdomu pajausti, kur pasibaigė malonumas, kur eina smalsumas. Kai prasidės kančia, nesikankinkite, sustokite. Pasiruošę? 1 minutę. Tai 3, 2, 1, startuojam. Ir bus labai įdomu sužinoti, kam baigėsi kada. Kažkas jau likti ir suploja. 10 sekundžių. Šiaip apie pusę minutės turėtų būti. O, ačiū. Suploja, dar palaikykite ranką, kiek smalsumams jums duoda tą padaryti. Gerai, 25 sekundės. Na šiaip 30 sekundžių. Aš dabar visiškai tenkinu smalsumą jau. Įdomu, kiek čia dar pavyks. Ką galiu pakeisti? Galbūt galiu ištiesinti nugarą šiek tiek, kad būtų lengviau. Dar galiu. Liko 20 sekundžių. Aš žinokit, aš nesikankinsiu, jūs tai tęskit. Dar 15 sekundžių. 10. 5. 3, 2, 1. Laikas. Ačiū labai. Kodėl aš jūs taip kankinau ir prašiau tą ranką pakelti? Aš noriu, kad jūs pajustumėt, kad kiekvienas procesas turi tą ribą, kur yra malonu, lengva daryti. Tai yra ta tarpinė detalė, tas etapas, kuris šiek tiek nepatogus, bet smalsu. O kiek galiu? Ir tas smalsumas iš tikrųjų yra ugdantis. Ir tada yra ta trečioji dalis, kur degina, dėl kurios mes nenorime to kartuoti ateityje. Tai ką aš noriu jums palinkėti, kad kai einate į nepatogų, įjunkite tinginį, dėkite pirmąjį žingsnelį. Paieškokite malonumo, atpažinkite, kada jau peržengta riba, patenkinkit smalsumą. Ir kai jaučiat, kad prieinate ribą, sustokite. Ir netgi, pasidomėjau, tuo buvo atliktas tyrimas, tai pasirodo beveik 2 kartus žmonės daugiau įsitraukia į veiklą, kai koncentruojasi darydami lygiai tą patį į malonumą, o ne į efektyvumą. Tai įsivaizduojam, jeigu padarom beveik 2 kartus daugiau, tai vien tik dėl to efektyvumas bus didesnis. Todėl aš jūs skatinu ieškoti malonumo procese. O čia yra nuotrauka, tai yra fotografija iš varžybų, kai pirmą kartą dalyvavau maratone, būdamas 18-19 metų,
Ir atsimenu, tada aš buvau toks jaunas sportininkas, kuris dar buvo kandidatas į olimpinės žaidynės, nepatekęs į olimpinės žaidynės, pasilikęs Lietuvoje, toks surinkti neišvažiavęs, prie jaunesnių nepritampantis, nes kaip ir su didesniais jau buvau. Ir tada sezono pabaigoje buvo varžybos, kuomet aš galvojau, gerai, mes dabar esame Latvijoje, tai buvo keli Latvijai, Estai, Lietuviai, ir galvoju, mano tikslas pažiūrėti, kiek aš galiu su tais kiečiausiais važiuoti, slysti. Gal 5 km kokius tikrai įveiksiu. 5 įveikiau, ir tada pasidarė labai sunku. Galvoju, gerai, dar šitą kalną pakentėsiu. Atsigavau nuo kalno. Dar vieną pakentėsiu. 3 pakentėsiu. Po 5 žiūriu, dar galiu kentėti, dar galiu atlaikyti. Tas smalsumas vis varė į priekį. O kiek dar? Kiek dar? Ir žinot, kas nutiko, kai liko porą kilometrų? Aš supratau, kad ne man sunku, bet jiems sunku. Ir supratau, kad jie nebepalaiko greičio. Ir ką man reikėjo padaryti? Tiesiog tęsti savo tempu, atitrūkti nuo jų ir finišuoti pirmam. Ar aš būčiau tą padaręs be smalsumo? Ne. Aš tiesiog būčiau užsibrėžęs viskas arba nieko. Ir kadangi įjungiau smalsumą, aš priėjau tą tašką, kai supratau, kad aš galiu. Ir tiesiog reikėjo pabaigti darbą. Tai mūsų protas gali žymiai daugiau, kai mes tiesiog įjungiam tinginį ir negalvojam apie galutinį, bet galvojam, kaip įeiti, atpažinti malonumą, pažadinti smalsumą ir sustoti ties kančia. Tai tiek. Ačiū Jums uždėmesį. Ir jeigu norėsite pabendrauti, pabūsiu čia prie Grand Partners stotelės, užeikite, pakalbėsime. Ačiū Jums už dalyvavimą.